Su jumis tiem, kas tiki, kviečiu pažiūrėti, ką jums atneš spalio mėnuo. Žinutė bus zodiako ženklams, taigi pasižiūrėkime. Ką jums atneš spalio mėnuo? Jautis, jaučiai nežinos, į katrą pusę eiti, ką pasirinkti. Galbūt bus labai daug pasirinkimų ir tai vienas geras, kitas irgi daugiau perspektyvų nešantis ir bus tikrai sunku išsirinkti. Galbūt kažkas siūlys jums, kad jūs galite kažką sukaupti, ar tai pinigų, ar tai kažkokią sėkmę jums atnešintis dalykas, o iš kitos pusės galbūt jums visiškai tai ne jūsų profesija, tai ne jūsų, ne jums, ta prasme. Tai gali jūs apsunkinti ir varginti. Kažkas stebės, kas jūs laiko jūsų šeima ir dideli grandioziniai planai. Gali būti, kad pasitarus su kažkokiais asmenimis gali tapti kažkam naujiena, kad visą tai jūs darysite ir kad jūs esat labai užsidegęs tai daryti. Taigi, tiek būtų jaučiams. Gerai apsvarstyti savo pasirinkimus. Ožiaragis, ką jums atneš spalio mėnuo? Norėsis pralaužti kažkokius ledus, norėsis eiti su jėga pas kažką, bet kad tai padarytumėt, jums reikia išminties, kažko galbūt mokinsitės, kad ne visur galbūt finansiškai esat pajėgus, kad ne viskas remiasi pinigais. Ką jums atneš? Jums atneš kažkokį tai supratimą, kad draugystė yra labai svarbi. Labai svarbi, kad jūs sukauptumėt kažkokią tai patirtį, kad nebijotumėt naujų pradžių ir apsvarstytumėt, kokias klaidas darėte praeityje. Toks būtų atsakymas ožiaragiui. Vandenis.
vandenis, kas laukia jūsų spalio mėnesį. Apie kažką išgirsite, galbūt per kitus asmenis ir norėsite pažiūrėti, ar tai yra tiesa, patikrinti kitų nuomonės. Savo tvirtai įgytą ir susiformuotą nuomonę gausite pasidėti į šalį. Kažkas jūsų nepriims žodžių kaip už gryną pinigą ir jūs išeisite iš šitos situacijos. Galbūt jau teko nueiti nuo tos situacijos, kad kažkas kaip nukirto jūsų išsakytą nuomonę, o jūs tiesiog išėjote. Tie žmonės galbūt neturėjo kito pasirinkimo, tik tai eiti su jumis ir gana kategoriškai tiesiog priimsit savo sprendimus dėl vienokių ar kitokių situacijų. Bet kad kažkokią nuomonę reiks pasilaikyti sau geriau. Žuvys, ką atneš jums spalio mėnuo? Sunki situacija ten, kur laukiate permainų. Galbūt viskas pasisuks ne taip, kaip jūs norėjot. Kažkas galbūt jums, kas buvo patrauklu, kas buvo gražu, suprasite, kad tai yra kažkokios iliuzijos, melai ir gausite tiesiog irgi atsitraukti, galbūt išsiskirs nuomonės apie tam tikrus dalykus ir tai suvokia, jūs tiesiog išeisite. Dar galite patarti kitam žmogui, kad yra tokia kebli situacija, kurios išspręsti nepavyks ir geriau atsitraukti. Kas kažką žadės kažką daug ir daug kam žadės. Arba jūs žadėsite kažkam. Apsvarstykite, kas yra kas ir rasite tikrą tiesą ir žmonės, kurie jūs palaikys. Tiek žuvytėm.
Kokia situacija spalio mėnesį laukia Skorpiono. Permainų vėjus atneš situaciją, kur reikia išdirbti su savimi, ties pasirinkimais, ties tiesa, ties tai, kas baigėsi. Galbūt jūs su kažkuo pabaigėte kažkokį tai sandorį ar kažką ir kažkas pripažins jūs kaip teisingą žmogų. Taip. Jūs prisiminsite, kad turite tiek gerąją, tiek blogąją pusę. Kažkas tai matys arba jums primins. Jūs sunkumus galite įveikti ir vieni, nebūtina kliautis kitų pagalba. Jeigu kliausitės kažkuo, tai jūs nusitems kartu ten, kur patys yra. Tiek būtų Skorpionui. Dabar mergelė. Ką atneš permainų vėjus spalio mėnesį mergelei. Norėsite paslėpti kažkokius senus metodus, kurie nebeveikia, dėl kurių galite liūdėti patys arba kiti asmenys. Kažkas jūsų nematys kaip autoriteto šeimoje arba ten, kur esate stiprus, ten, kur žinote, ką darote. Jūs tai labai neramins, galite nemiegoti naktimis, norite išvykti ir nematysite situacijos tinkamai. Negalėsite įžvelgti kai kurių dalykų. Tiek būtų mergelė. Žinutė dvyniams. Laikas tarsi sustojo, o jūs norite viską padaryti kažkaip greitai ir tai atšvęsti kartu su kažkuo. Jūs labai neramins, ar viską gali išspręsti pinigai, ar galite kažkaip pakeisti visą situaciją, ar bus kas padės. Labai nerimausite, galite nemiegoti naktimis, sapnuoti košmarus galbūt, tinginiauti, spręsti kažkokias situacijas tarp viešų asmenų ir kitų savo draugų ar partnerių.
Tokia žinutė dvyniams. Taip. Šaulys, ką atneš, kokias permainas atneš spalis. Jūs kovosite dėl savo pasirinkimų gausos ir suprasite, kad galite tikrai išlaikyti daug ir jūsų pozicija bus tvirta. Atsiginsite nuo kažkokių tai priešų. Kažkuo galbūt patirsite griūtį, kur buvo graži draugystė. Galbūt jums po to prireiks netgi daktaro pagalbos, kad išsigydytumėt savo sielos žaizdas, gal psichologo. Ir dėl tos griūties jūs eisite pas kažką, galvosite, gal susitaikysim, duosiu kažką mainais. Bet griūtis neišvengiama. Avinas, ką atneš jums spalio mėnuo. Jūs aplankys prisiminimai apie praeitį, kur buvo gera, šilta ir smagu. Svarstysite, kiek jausmų, kiek ambicijų tai dėjote. Norėsis šeimos palaikymo ir tų gražių prisiminimų vėl ir vėl. Sukaupsite nemažą pinigų sumą galbūt. Arba stengsite sukaupti pinigų sumą, bet viskas atrodys, kad stovi vietoje, kad reikia ir čia, ir čia, ir čia, ir įsileidžiate tiesiog. Tiesiog įsileidžiate ir tai nelabai jums patiks. Ieškosite būdų, kur nuvykti, pas ką nuvykti, galbūt kas pakeistų jūsų situaciją ir kur būtų jums geriau. Norėsite jaukaus, smagaus laiko su savo artima aplinka bei kažkas gims naujo ar idėja ir tai norėsite papasakoti savo artimai aplinkai. Tiek būtų avinams. Svarstyklės, ką jums atneš spalio mėnuo.
Jūsų laukia geri įvykiai. Visko užteks, galbūt vienur daugiau, kitur mažiau, bet jūs vis tiek turėsite ką suteikti, ką duoti. Turėsite galimybę vykti ten, kur norite, bendrauti su kuo norite ir dalintis emocijomis, kiek norite. Žodžiu, laikas sau. Bet pasilikę vieni galite pradėti piktnaudžiauti kažkokiais svaigalais. Tiek būtų svarstyklėm. Ką atneš spalio mėnuo, liūtai. Kažkas išeis laimės ieškoti svetur. Nebijosite kritikos, nebijosite nesupratimo, staigmenų, visas negandas apeisite kartu su kitais. Rasite būdus ir išminties savo kelionėje, kad ir kur beeitumėte, turėsite už ką gyventi ir neblogai gyventi. Galbūt kažkas gaus paramą ar kažkokį tai susibūrimą, kurio metu nuspręsite dėl savo darbo reikalų. Nelabai norėsite priimti pagalbos, bet gerai apsvarstę, tikrai suprasite, kad taip aš galiu. Žinote, vėžiams kad ir kiek kantriai lauksite, atsakymas bus ne. Norėsite būti reikalingi, galvosite apie praeitį, prisiminimai tokie bus migloti, galite tamsiu paros metu kažkur vykti ir kažką iš to gauti. Gims naujos idėjos, kurias būtinai norėsite išbandyti, kurios bus jums įdomios ir galbūt pelningos. Ačiū Jums, su Jumis buvo Tiem, kas tiki.